Sveiki, mano bičiuliai, sveiki meistrai, sveiki visi mėgstantis dirbti su medžiu. Šiandien jau visi supratote, kad kalba eis šitam vaizdo įraše apie reismusus. Man iš kairės yra naujas mano reismusas Bernardo ir dešinėje yra senas reismusas Holzmanas. Abu reismusai yra labai panašių parametrų. Visų parametrų neminėsiu. Pasakysiu, kad šito variklis yra 3 kW, šito variklis yra 2,2 kW, įtampa Holzmanas yra 400 V ir Bernardo irgi taip pat 400 V. Pagrindinis skirtumas, mes netrukus pamatysime, tai yra obliavimo galvos. Atidarau abu reismusus ir jums parodysiu. Prieš atidarydamas noriu atkreipti dėmesį, vienam reismusui jau turbūt metų 12, o kitam nepilni metukai. Bet gali paklausyti seno reismuso, metalo storį ir naujo. Vat jum ir skirtumai. Prasideda vien pagal metalo storį, metalo kokybę, nežinau, pagal skardas. O šiaip abiejų obliavimo plotas yra po 400 su trupučiuku milimetrų, skaitosi 41 cm. Bernardo truputėlį ilgesnis stalas kilnojamas, o visa kita irgi labai viskas panašu. Na, techninius visus dalykus rasite vaizdo įrašo aprašyme arba paliksiu nuorodas, pagal nuorodas nueisite ir susirasite internete. Nu ką, dabar atėjo laikas pažiūrėti, kasgi slepiasi po kepurėmis. Abu reismusai atjungti nuo įtampos. Čia priekį, kaip tik matote, yra pajungimo lizdas. O vienas iš pagrindinių irgi skirtumų, kad Bernardo jau turi gamykliškai laidą prijungtą, užtenka tik kištuką ir rozetę įkišti. O Holzmanas, dėja, visos jos staklės maitinimo laidą pačiam reikės konstruotis. Gerai, keliame dangčius. Su pakeltų dangčiu reismusas neveikia, tad neįsigaskite, jeigu kada nors neuždarysit ir pamatysit, kad tie dalykai neveikia jums. Visą tai aš pasakoju ne tik meistrams, bet turbūt daugiau hobistams, kurie galbūt neįsivaizduoja, kam yra skirtas reismusas. Nes reismusas yra skirtas sukalibruoti detalę. Kad sukalibruota detalė būtų iš 4 pusių vienodo ploto. Kaip pavyzdį galiu parodyti, tarkim, mes turim štai tokį ruošinį, taip? Tai vieną pusę leidžiame per obliavimo stakles, gretimą pusę taip pat leidžiame per obliavimo stakles. O tuomet likusias 2 pusės leidžiame per reismusą ir jis mums sukalibruoja arba kvadratą, arba stačiakampį. Na, čia priklauso nuo to užduoties, ką mes norime gauti. Keliame dangtį ir žiūrim, ką turim po dangčiu. Štai, pakėliau. Pirmiausia, tai matote, kad yra čia nusiurbimas suprojektuotas. Ir viduj yra viskas išklotas specialia danga, kuri sugeria garsą. Tai tokią pačią dangą naudoja garso įrašų studijose, kas žino, tas tikrai yra matęs. Na, grįžkime prie pačio pagrindinio dalyko, tai yra obliavimo galvos. Obliavimo galva yra čia. Čia yra klasikiniai peiliai, 3 peiliai stovi. Peilius aš galiu parodyti, kaip jie atrodo. Peiliai štai atrodo taip. To jau aš jums pademonstruosiu. Štai tokie klasikiniai peiliai. Vieną ištrauksiu. Va. Toks yra peilis, standartinis, klasikinis. Dažniausiai tai mes tokius rasime peilius ir reismuose, ir obliavimo staklėse. Na, kažkas panašaus. Gerai, peilius atsargiai padedu atgal. Tai dabar čia apačioje turime štai tokius vadinamus dantukus, šukas, kurios detalės padavimo metu pasispaudžia. O jeigu pradeda reismusas mums mesti detalę atgal, jinai tiesiog įsiremia į aštrius galiukus ir jau detalės arba ruošinio staklės atgal neatmes,
Nu, tiesiog tai neįmanoma, jinai bus užstrigusi arba reikės tada nuleisti stalą, kitai mes detalės nebeišvaduosime. Dažniausiai yra taip daroma. Ir vėl mums į talką ateina mano įrankis vestulas. Nuorodą ir vėl paliksiu. Atsukam varžtelius. 4 varžtai. Kas čia užstrigo? Nuimam apsaugą ir matote, va štai šita pagrindinė yra vadinama apsauga, kuri neleidžia detaliai grįžti atgal. Toliau yra velenas arba rolikas, kaip čia liaudė vadinamas. Jisai yra toksai su išilginėm įpjovom. Jisai pagrebė lentą ir lėtai sukdamasis pakiša po obliavimo peiliais. Štai matote obliavimo peilius. Obliavimo peiliai sukasi priešingą kryptim nei velenas. Ir už obliavimo peilio taip pat yra dar vienas velenas, guminis, kuris detalę prispaudžia irgi prie stalo ir jau nuobliuota detalė keliauja į kitą pusę stalų ir ten turi išėjimo angą. Na, čia šitoj pusė, matote, yra drožlių nusiurbimas. Daugiau čia kaip dangtyje praktiškai nieko nėra. Šitame dar kampe yra jungiklis sumontuotas. Jeigu mūsų gaubtas yra pakeltas, staklių dėja paleisti mums nepavyks. Čia yra toks specialus jungiklis. Visi tokio lygio reismusai turi tokį jungiklį. Na, dar vienas įdomus dalykas yra, tai yra varžtai. Štai šitoje vietoje yra 2 varžtai, 1, 2. Ir štai šitoje vietoje, čia dar su pjūvenom, tikrytė, tuo aš išpūsiu jas. 1 ir va štai čia ten toliau 2. Reguliuojami varžtai, kurie yra su spiruoklėmis, jie prispaudžia mūsų velinus. Jeigu aš pakėlosiu veliną, taip, jūs išgirsite, ne, šitas sunkiai keliasi, tuo į ranką atlaisvinsiu. Pamėginsiu jums pademonstruoti, štai čia, galbūt iš tos pusės galima nufilmuoti, va matosi spiruoklė. Ir jeigu aš veliną kiloju, jinai spiruoklė prispaudžia detalę prie stalo. Reguliuojant šitos velinus galima labai gerai atreguliuoti, kad detalėje, nei pradžioje, nei gale detalės neliktų laiptuko. Tai yra visų reismusų lyga. Su šituo reismusu man praktiškai tą pavyko padaryti. Ir aš labai džiaugiuosi, dėja ant naujo reismuso dar šito man nepavyko rezultato pasiekti. Bet aš tikiuosi, kad pavyks. Viskas, čia daugiau nėra ką pasakoti, gal kažką pamiršau. Tai klauskite komentaruose, viską pasakysiu, viską papasakosiu, ką žinau. Na, dabar norit nuleisti dangtį, čia yra štai tokia rankenėlė, ją pakeliam aukštyn, nuleidžiam ir užsukam rankeną ir mūsų reismusas paruoštas darbui. Dabar dar čia truputėlį neturim rankenos fiksavimo, stalo fiksavimo. Tai aš pritaikęs tokį raktą. Galima pas kokį tekintoją kažkokį paprašyti, kad ištekintų rankeną, bet aš kažkaip tai staklės pirkau nenaujas, tai jos taip ir tarnauja man. Šitoje pusėje yra rodyklytė, kuri rodo, kokio storio detalė mums gausis. Nuėmimas reismusė atrodo yra iki 5 mm. Ir čia turim pakelimo rankeną stalo, tai reiškia sukam palei laikrodžio rodiklę, stalas kyla. Sukam prieš laikrodžio rodiklę, stalas leidžiasi. Taip pat čia turim skaitmeninį tokį skaitliuką, kuris rodo taip pat tikslų detalės storių, bet aš jo niekuomet nesinaudoju, aš net nežinau, ar jisai gerai veikia, nes jis čia tiesiog atsiklijavęs. Aš kaip radau tokias stakles, tai iki šiol jos taip ir gyvena. Na ir aukščiau mes dar turime elektros paleidėją, magnetinį, tai reiškia paleisti stakles ir išjungti stakles. Ir daugiau šitos staklės praktiškai nieko neturi. Vienintelį, ką mes dar grįšim ir pasižiūrėsim, tai palyginsime staklių mechanizmus, trupučiukai kišime nosį į vidų. Keliaujam prie Bernardo staklių.
Kitas mūsų reismusas, viskas labai panašu. Priekyje jis turi dar tik tai 2 papildomus dalykus ir gale. Priekį ir gale tai yra tokie velenai, kurie leidžia obliuoti šlapias detalės. Aš taip suprantu, kad jie yra tam skirti. Jeigu ne tam jie skirti, ir vėl visų prašau, komentaruose parašykite, kam yra skirtas tas rolikas velenas. Šiaip aš galvoju jį nuimti, nes mano detalės yra trumpas, man tokio stalo nereikia. Bet gal tegul būna. Yra tai yra. Toliau čia yra, šitoje vietoje yra avarinio stabdymo knopkė. Jeigu detalė užstringa staigiai, iš priekio mes galim paspausti ir staklės automatiškai atsijungia. Rankena, kuri paleidžia mūsų paspaudus žemyn, atjungiame detalės padavimo funkciją. Į viršų vėl pradeda veikti mūsų rolikai ir detalės leidžiama po obliavimo galvą. Šitoje vietoje yra rankenėlė, kuri taip pat atsako už stalo fiksavimą. Šitoje vietoje stalas mūsų kyla. Kur kas lengviau kyla šitas stalas nei ant staklių, bet ar čia pliusas ar minusas, aš jums nepasakysiu, nes kuo sunkiau kyla, tuo reiškia mažesni tarpai, mažesni judėjimai stalo, nes užveržus šitą stalą, štai paveržė, tarp kitko rankenėlė, Holzman nebuvo tokia pati, čia tik tai kol kas dar nespėjo nulūžti, ten buvo nulaužta, tiesiog aš už tai uždėjau raktą. Tai vat užfiksavo stalą. Biški stalas klyba. Pamiršau paminėti Holzmane ir čia šitoje vietoje yra dvikojos centrinė kolona ir šita kreipiančioji, kurie atsako už stalo pakėlimą. Reiškia, centrinė kolona turi ten apačio krumpliaračius, sukant šitą rankeną, jinai keliasi arba leidžiasi. Štai va taip. Taip pat yra skaitliukas, skaitmeninis, kuris parodo detalės, kalibruotos detalės storį, pavadinkim taip. Toje pusėje dar yra paleidimo mygtukas. Paleisti ir išjungti staklės. Kaip ir Holzmane. Viskas, daugiau čia nieko nėra, visos funkcijos yra labai panašios. Rankenėlę pasukam ir keliame gaubtą. Ai, laidas. Vėl matome panašią konstrukciją, obliavimo galva, su daug peiliukų, dabar neatsimenu, man atrodo 72 peiliukai. Pagrindinis skirtumas šitų staklių tai yra obliavimo galva su spiraliniu velenu, su daug peiliukų. Na, turbūt, kas dirba su staklėmis, žino, kuo tos galvos skiriasi. Jeigu bus įdomu, nufilmuosiu kitam vaizdo įrašą, kadangi šitas gausis labai ilgas, pagrindinius skirtumus, dėl ko spiralinės galvos turi šiokius tokius pranašumus. Šitoje vietoje taip pat turime tą pačią apsaugą, kuri užfiksuoja detalę, tik tai leidžia stumti ją vieną kryptimi. Toks pats panašus velenas su išilginėm įpjovom, kuris pagriebė detalę ir kiša po obliavimo galvą. Ir šitoje pusėje, nežinau, matysis, irgi velenas, bet čia jau metalinis, kuris pagriebė detalę ir ją stumė prie išėjimo angos. Daugiau čia nieko nėra. Vienintelis skirtumas, kad čia yra šitie velenai irgi reguliuojami, bet norint reguliuoti šitos velenus, jų prispaudimo stiprumą, tai čia priėjimas yra žiauriai nepatogus. Apačioj reikia atsukti šitą dangtelį, o šitoj pusėje šitą dangtelį atsukti, tada mes prieisim. Tai daugiau pasakoti aš neturiu ką apie šitas stakles. Vienintelį, ką mes dar pasižiūrėsime, tai konstrukcija, kaip veikia visas mechanizmas. Tuoj nuimsime šoninius dangčius ir visą tai jūs pamatysite. Vėl talka eina mano festuliukas, žiauriai geras įrankis.
Atsukom dangtį. Tuo mes jį nukelsim. Nu štai ateikit, pažiūrėkim, ką mes čia turim. Turime variklį. Tarp kitko istorija labai liūdna šitų staklių. Nespėjau aš jų gauti. Teko gražinti į servisą garantinį ir buvo pakeistas man variklis. Nes anas variklis pradėjo smirdėti ir žiauriai buvo negerai. 2 mėnesius laukiu, kol suremontuos. Taip, perdavimas vyksta 2 diržais ant centrinės obliavimo galvos. Tada yra štai šitas, matote, didelis toksai skremulys, yra jis guminis. Jisai remiasi štai šitoj vietoj į obliavimo galvą ir tada per žvaigždutės, per grandinę pradeda sukti mūsų paėmimo ir atidavimo velenėlis, pavadinkim taip. Štai čia matote yra grandinė, viena žvaigždutė, kita žvaigždutė, o šitoje vietoje yra guolis įtempimo. Ir tą rankeną dar priminsiu, rankeną štai nuleidžiam žemyn ir mes galim laisvai sukti visą mechanizmą, o tuo tarpu šitas obliavimo šita galva nesisuka. Aš manau, kad šitas mechanizmas visiems yra žinomas, daugmaž. Holzmane mechanizmas yra šiek tiek kitoks. Tai apie šį reismusą būtų galbūt ir kaip ir viskas. Daugiau pasakoti čia nelabai yra ką. Mechanizmas labai paprastas, visų reismusų jie yra panašus. Tuoj nubėgsim dar pažiūrėsim Holzmano mechanizmą, kad visi įsivaizduotumėt, kuris iš jų jums yra priimtinesnis ir kaip pirksite stakles, kad matytumėt jų bendrą konstrukciją. Skirtumas tarp Holzmano ir Bernardo, kad šoninį dangtį Bernardo laiko tik tai 2 varžtai, o Holzmano net cieliai 6. Na, štai taip atrodo Holzmanas. Čia matote 2,2 kW variklis. O čia dabar vienos detalės trūksta. Tiksliau, ne detalės, o tokio trūksta mechanizmo, kuris leisdavo reguliuoti tolygų detalės padavimą nuo 5 iki 7 metrų. Šiuo metu yra nustatyta, man atrodo, 7 metrai. Ir štai antras diržas ateina prie šito skremulio. Ir šitas skremulys suka štai šitos krumpliaračius. Krumpliaračiai yra plasmasiniai, bet nepaisant to, nieks čia niekada nenudilo. Viskas gražiai veikia. Ir jeigu mes suktume visą tą mechanizmą, šitie krumpliaračiai sukasi, yra ta pati grandinėlė, kaip ir ten. Tuoj pakelsiu dangtį, pamatysite. Bet ir čia galite matyti, kad štai eina į viršų grandinę. Čia yra įtempimo guoliukas. Tuoj atkelsiu mechanizmą, parodysiu iš viršaus. Atkeliu reismusavimo staklių dangtį ir štai matote tą patį visą mechanizmą. Žvaigždutė, grandinė. Tiesiog viskas panašu, tik tai, kad čia perdavimas eina su diržu. Čia vienas diržas, o Bernardo staklėse diržo nėra, o tiesiog čia stovi velenas, kuris remiasi į obliavimo galvos veleną. Nuo obliavimo veleno prisispaudžia kitas velenas padengtas guma ir perduoda visą sukimo momentą. Visas konstrukcijos papasakojau, kaip atrodo vienas reismusas, kaip atrodo kitas reismusas. Nu ką, turbūt paklausysim, kaip veikia ir po vieną lentutę praobliuosim. Dabar paklausysim, kaip dirba staklės ir paskui paobliuosim po vieną detalę. Pamėginsim atlyginti, kokia yra kokybė. Holzmanas, klausom. Garso netildysiu. 1, 2, 3. Stabdžio neturi. Bernardo. 1, 2, 3. Labai atsiprašau, pirmame
Bernardo paleidime pasileido siurblys, apie tą automatinę sistemą paleidimo išeisi, tai irgi vaizdo įrašas, arba jo bus išėjęs. Dar kartą klausom Bernardo Reismusą. Nu ir viskas. Šios staklės turi savyje stabdį variklio. O dabar eisim ir pamėginsim paobliuoti po vieną detalę. Na štai turim vieną ruošinį, ąžuolas, kanadietiškas ir matot, kokie nelygus paviršiai. Ką, važiuojam su Bernardo. Na štai gavome detalę 19 mm storio. Nežinau, ar matosi kokybė, bet šiaip taktiliškai jaučiasi mažytės bangelės. Nu, juos pasišlifuos. Nežinau, kodėl taip yra. Pagal mane yra per didelis greitis. O gal tiesiog šitoms staklėms toks yra reikalavimas. Šiaip visa kita būtų neblogai, bet jeigu dar išėtume čia iš priekio, tai yra žiauriai daug likę šiukšlių. Aš tai žiūrėkit. Ant kiek yra prastas nusiurbimas. Bernardo meistrai ir Bernardo inžinieriai. Nusiurbimas sutvarkykit. Arba čia tik pas mane neveikia. Kažkas čia yra negerai. Na, galim pažiūrėti ruletę. Nežinau, ar čia kas nors matysis. 19 mm turėtume mes gauti storį. Šitoj pusėje, paverskime šitą pusę, liktai pagal ruletę, jeigu jinai nemeluoja, storis atitinka. Su slankmačiu reikėtų numatuoti, bet slankmatis mano toks surūdyjas, toks baisus, kad aš nenoriu su juo matuoti. Gerai, keliaukime prie Holzman. Nu štai žiūrėkite, po Holzmano man kokybė kur kas geresnė. Peiliai paprasti, bet nesijaučia jokių kalniukų. Nežinau, ar matosi vizualiai, bet klasikiniai standartiniai peiliai dirba kažkodėl gražiau. Na, imkim dar šalia sudėkime dvi detalės. Nu štai matote, kur mano ranka pirštai yra Holzmano kokybė obliavimo, o čia yra obliavimas Bernardo. Nežinau, kiek tai matysis. Vizualiai man Holzmano kokybė obliavimo labiau patinka, nors peiliai ko gero irgi neįdėliai statyti. Na, bet čia jau kita istorija. Peilių statymas, tai čia priklauso nuo meistro rankų. Visiems turbūt ačiū, kurie žiūrėjote. Visiems linkiu saugių darbų.
Nepamirškite subscribinti kanalo, spausti patiktukų, komentuokite, rašykite, ką dar norėtumėte pamatyti mano kanale. Iki, visiems gerų ateinančių naujų metų, laukit naujų vaizdo įrašų.